Nu ką, ponios ir ponai, ir mes ir vėl esam tiesioginiam eteryje. Gal ir šiek tiek po ilgesnės pertraukos neįprasta, po beveik 4 savaičių, bet vėl pas jūs Daina Bogdaninė, Mantas Simaitis ir 12 webinarų ciklas Prisijaukinti Norvegiją. Ir ponios ir ponai, šiandien mes sveikinamės su jumis jau iš 4 webinaro, kuris vadinasi Norvegiškas burbulas - patekti ir neiškristi. Tai šiandien, ponios ir ponai, kartu mes su Daina Bogdaninė pabandysime pažiūrėti tas situacijas, kaip mums patekti į norvegišką darbo rinką, kaip jie įsitvirtinti ir kaip netrodyti baltom varnom. Tai labas, Daina. Labas, Mantai, ir labas visiems, su naujais metais be to. Su naujais metais. Daina, aš iš tikrųjų labai norėjau daug tavęs dalykų paklausti, bet laukiu mūsų eterio, kad galėčiau paklausti. O jūs, žiūrovai, parašykite, iš kokio miesto stebit. Mums iš tikrųjų labai įdomu su Daina sužinoti, iš kokio miesto stebit, iš kur mus žiūrite, ar visa Norvegija mus mato, ar tik tai mato dalelė Norvegijos. Parašykite į komentarus, iš kur mato, taip išbandysim mūsų ryšį, mūsų garsą. Daina, kaip atšventei Kalėdas visų pirma, ar namuose buvai, ar kažkur tai išvažiavus buvai? Aš buvau pas sūnų šeimoje, kaip ir čia įprasta, ir kaip Lietuvoje įprasta, šeimos ratelėje. Buvo daugiau norvegų ar lietuvių? Nu, jo norvegiškai yra šeima, tai ten jau norvegiška viskas buvo, atvirkščios kūčios. O kokius patiekalus per kūčias valgo pagrindinius? Jie valgo ribę, nu tai čia yra julafton. Čia yra kalėdų, kūčių patiekalas ribė. Jo ribė, nu mes valgom ribę, nes skaniausiam, gali būti pinešiot. Mano mažiutė, man atrodo, nepatiktų, nes jinai... Mano irgi labai nepatiktų, tai aš turėjau perlaužti save, kad aš galėčiau prisitaikyti prie šito. Yes. O kokios 26 metų rezoliucijos yra pagrindinės? Ką esi sugalvojus? Ką padaryti? Nu, kaip pasiekti, padaryti, pamatyti. Pamatyti. Nežinau, mano yra vidinė kelionė daugiau, man svarbi negu ką išoriai pamatyti. Tai va, tai noriu pakeisti dar truputį save, nes yra kur pakeisti. Supratau, labai gražus požiūris. Kuo daugiau pažįsti save, tuo labiau atrandi, ką būtų dar galima patobulinti iki to galutinio dzen varianto, ne? Nu ką, ponios ir ponai, o man atrodo, mes galim eiti iš karto, einam, ar ne, prie transliacijos, jungiam skaidrės ir tada nedeginsim laiko. O jūs parašykite komentaruose, iš kokio miesto stebit. Mums yra labai įdomu, jau yra prisijungę virš 20 žmonių per keletą minučių, taip pat parašykit, iš kokio miesto matot. Jeigu žiūrit tiesiogiai, parašykit komentarą, jeigu žiūrit pakartojimą, irgi parašykit komentarą. Mes su Daina komentarų skaitom, mes atsakinėjom, Jola pasuk, parašė, sako, iš Oslo, pramušė pirmus ledus, viskas girdisi, viskas mato ir man atrodo, mes galim pradėti, ne, Daina? Taip, tai mes aną kartą kalbėjome apie tą rūžavą norvegišką burbulą, kuriame viskas gerai veikia. Ir aš noriu irgi dar kartą priminti jį. Ir mums kartais atrodo, susidaro įspūdis, kad Norvegai iš viso gal nedirba, nes pilnos parduotuvės, pilnas miestas, jų vaikšto, gal jie navė sėdi, gal jie visi pensininkai, gal visi studentai pradedi galvoti. Bet iš tikrųjų... Milijonieriai gal, old money, žinai, kaip sakoma. Bitcoin. Jo, bet norvegai dažniausiai dirba biuruose, arba jie ten dirba namų ofise. Pavyzdžiui, yra toksai darbas, kurio nelabai matosi, o užsieniečiai tokius fizinius ir matomus darbus. Tai vat, ir dalis darbų norvegams, tos, kurie dirba užsieniečiai, yra nepatrauklus ir dėl to labai mums yra, kaip ir sakant, imigrantas pirmiausiai pataiko į tą užribį, kur mes kalbėjom, už burbulo ribų. Todėl, kad jie dar neturi finansinės pagalvės vadinamos, neturi kalbos, neturi patirties ir taip toliau. Tai čia visiems viskas aišku ir jiem nelabai yra iš ko rinktis dar. Tai mums norėtųsi patekti į tą rožinį burbulą ir dabar mes kalbėsim, kaip tą padaryti. Tai pirmiausia, reiškia žmonės, kurie turi gerus darbus ir mes kalbamės ir kai kurie lietuviai turi tikrai nuostabius darbus ir aš juos irgi pažįstu ir jūs tikriausiai pažįstate, tai jie dirba tarptautinėse dažnai įmonėse ten su didžiuliam algom, bet jie turi būti labai geri specialistai kažko, ar finansistai pavyzdžiui, ar IT specialistai, su aukštom kvalifikacijom, su pabaigę universitetus labai žinomus galbūt Europoje arba Amerikoje. Ir taip pat geras darbas yra viešosiuose įstaigose, vadinamoji stato komuna,
kaip mano vyras juokauja, kur ten nieks nedirba ir tik tai alga ima. Nu, vat ir aš tenai dirbu. Tai yra ten norvegų mėgiamas darbas, norvegai ten dažniausiai nori dirbti ir tada kaip mums patekti į tuos geresnius darbus, jeigu mes neturime tų didžiulių kompetencijų, kaip pavyzdžiui turi, sakysim, mes ne gydytojai, mes nesame cyber erdvės kokie nors apsaugotojai, labai aukštų neturime kažkokių tai kompetencijų, tai mes norėtume irgi gero darbo ir norėtume į tą burbulą. Tai yra tokių darbų, kurių norvegai ir nelabai pageidauja, tai kokie jie yra. Tai va, tai čia parašiau darbas su žmonėmis ir darbas toksai konkretus, kurį reikia padaryti, į kurį reikia nueiti, tu negali iš namų ofiso jo padirbti. Tai norvegai labai dažnai ten ir gal nori užsieniečių. Tai yra darželis, mokykla, viešasis transportas, įdarbinimo biurai, darbas pabėgėlių centruose, integracijos centruose, profesinės reabilitacijos įmonės. Žinai, kas yra man tai tokios? Profesinės reabilitacijos įmonės? Neįsivaizduoju. Tai va, reabilitacijos, profesinės reabilitacijos. Kuriuose, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi, kokie ten vadinasi, AA-Pengeri, AAP, man atrodo, kurie, žodžiu, nebegali dirbti toje profesijoje, kurią turėjo, pavyzdžiui, yra sergantis ir jie, sakysim, buvo stalius ir jam yra reumatas, jis negali dirbti, sakysim, šitų darbų. Tai jisai tada priklauso NAV ir gauna tuos pinigus 4 metus, bet jį perkvalifikuoja, tai va reabilituoja profesiškai. Ir šitos, pavyzdžiui, darbus yra jau, jie perka, NAVas perka paslaugas ir iš kitų įmonių. Ir tose įmonėse galima gauti darbo, tarkim. Tai va darbas su žmonėmis, konsultavimas, AAP, ačiū, Vytautai. Arbeitsavklaringspenger, va, kaip vadinasi. Tai sveikatos priežiūra. Tai va ten mes dar galime taikytis, būkim bėdni, bet teisingi, bet, žodžiu, nenorėkime būti ministrais, bet ieškokime darbo, kur dar galime gauti. Tai pasižiūrėkime, kas ten darosi. Irgi yra viena Norvegijoje problema. Tai mes matome, kad Norvegijoje, va čia yra ta lentelė arba tas toksai paveiksliukas dešiniai pusiai. Norvegų sergamumas yra 2 didesnis negu kitose šalyse Skandinavijos arba panašiose ES šalyse. 2 ir netgi daugiau negu 2. Tai dabar man tai, ką tu darytum, jeigu tau tas žmogus, kuris turi ateiti darbą, darželio auklėtoja, autobuso vairuotojas, slaugytojas, neteina į darbą, o tu esi vadovas to darbo. Kaip tu spręstum? Tai man atrodo, Norvegija yra labai gerai išsprendus ir apsistačius tą sistemą B variantų. B variantas, tai greičiausiai jau čia parašytas vikaras yra. Tai vikarai tai yra tie greičiausiai darbuotojai, kurie yra, vat, kaip pasakyti, vaizdžiai, tie, kurie sėdi prie telefono būdi visą laiką ir laukia skambučio, kada jiems ir to į darbą reikės ateiti. Jo, bet ar tam žmogui, kuris sėdi prie telefono, yra gerai? Ne, iš tikrųjų, ne. Gerai iš vienos pusės, kad jis gauna darbą, iš kitos pusės, kad jis visą laiką turi būti pasiruošęs. Negali planuoti. Spėsi visą laiką, gal jis jam nieks nepaskambins ir jis neturės iš vis darbo. Bet čia yra verslo sprendimai, supranta, dėl to didelio sergamumo. Tai aš tiesiog, kam aš tą sakau, aš paaiškinu realybę norvegišką. Tai yra sakoma, kad mažinkit jūs tas AAP, tos ligos išmokas, kaip švedai padarė, tik tai 80% algos ir baigs sirgt žmonės galbūt. Bet norvegai sako, jie nemeluoja, čia pasitikėjimo visuomenė, čiagi nieks nemeluoja ir jie tiki to sergamumu. Ir vat, žodžiu, gaunasi išsikreipimas tiesiog totalus. Ir žmonės dirba kokiuose tenai sikėjam, tai čia yra slaugos namai, 10 metų turi darbo sutartį 20%, tenais valdo komuna, pavyzdžiui, šitą visą reikalą. Nu, ir ta komuna jau gavusi ir nuobaudų ir viso kito ir taip toliau, bet truputėlį ir valdžia žiūri pro pirštus į šitą visą reikalą, nes reikia spręsti šitą situaciją.
kad žmogus neateis į darbą. Ką darys? Visuomenė sustos, autobusas nevažiuos, traukinys nevažiuos, vaikai nebus prižiūrėti. Nu, žodžiu, tai vat, mes turime tą suprasti ir mes turime kažkaip tai iš to išsikrapštyti reikalo į tą burbulą, kaip mums gauti vat, tuos geresnius darbus. Tai čia turim žinoti šitą dalyką. Ir kitą noriu fenomeną papasakoti arba pasakyti stiklo dėžė, aš parašiau, bet iš tikrųjų yra socialinis terminas, kuris vadinasi stiklo lubos. Glass ceiling angliškai. Ar žinai, ką tai reiškia man tai? Greičiausiai tas terminas atėjo nuo to, kai yra toks mitas, kad jeigu patalpinsi blusą šiaip gyvūnas, kuris gali labai aukštai šokti. Bet jeigu patalpinsi į kažkokią tai patalpą su labai žemom lubom, jinai pašokinės porą kartų atsimuš, pamatys savo lubas ir paskui, kur bedėsi blusą, jinai galvos, kad jos lubos yra tik tai tokios. Tas pats palyginimas yra ir su drambliu. Aš esu girdėjęs tokį dalyką, kad jeigu mažą drambliuką pririši prie trumpos virvės prie pagalio, jisai keletą kartų bando paeiti, pamato, kad nebepaeina ir supranta, kad tai tokiu atstumu jisai gali judėti, o paskui ta virvė nukerpa ir dramblys nebeina iš šonus, tai greičiausiai tas. Taip, tai čia tokia nematomos narvas pasidaro, ar ne? Tai stiklo lubos arba stiklo dėžė yra terminas socialinis, kuris reiškia, kad kai kurie asmenys, ir dažniausiai tai yra arba moteris, arba imigrantai, jom visuomenė užstato nematomus barjerus pasiekti karjerą. Ir jie tikrai yra, tas stiklo lubos Norvegijoje ir visur jos yra, Lietuvoje taip pat yra tikriausiai ir taip toliau, bet mes apie Norvegiją kalbam dabar. Tai va čia aš rodau 2 ministrės, vienintelės, kurias aš žinau, kitatautės, kurios pasiekė ministrų postus. Tai Hadžia Tadžik, jinai yra pakistaniečių kilmės, Rogalandė užaugusi, gimusi Norvegijoje ir netgi kalba dialektų ten to Rogaland, išsilaikė 5 mėnesius ir mėnesius ir nepavyko jai, žodžiu, būti ir neaiškiom ten aplinkybėm, ten buvo tam tikros priežastys, bet tikriausiai labai daug neviešintų dalykų. Ir kitai, kurią aš pažįstu, tai yra Manuela Osmundsen, kurios vyras buvo labai įtakingas ir jinai išaugusi yra Prancūzijoje, nors pati yra iš tų Karibų salelių, Martinikos, ten gal salos, nežinau. Žodžiu, bet gimusi Prancūzijoje, baigusi Paryžiaus universitetą ir jinai buvo ministrė šeimos ir lygių galimybių, bet tik tai 4 mėnesius ir dėl kažkokio tai skandalo ir ten, žodžiu, kažkaip tai nepavyko jai tą karjerą ir jinai turėjo išeiti. Tai aš žinau tik tai 2 tokias ministrės, kurios pasiekė tokius postus. Daugiau visur, jeigu jie ir mini kitataučius, tai yra koks nors, pavyzdžiui, samis, galbūt parlamente. Tai mano galva čia nėra jisai kitatautis. O tu galvoji, čia taip atsitiko dėl to, kad jie yra ne etnis noško turintis? Ne dėl to, bet aš dabar ir pakalbėsiu apie tai, ką reiškia daryti karjerą Norvegijoje. Tai jeigu kurie bandė, tai gal jie ir sutiks su manim. Gal mes turim įvairias patirtis. Labai įdomu. Parašykit savo patirtis komentaruose. Jeigu turit kažką pridėti prie Dainos, jeigu tiesiog žiūrit, jeigu pakartojam, aš dar kartelį paskartosiu. Parašykit, dalyvaukit, padėkit mums sukurti laidą. Tai prisidėkit prie turinio šiek tiek. Tai ką mes dabar žiūrim? Kai imigrantai įma daryti karjerą, žodžiu, tai jisai, ką Norvegas iš jo tikisi? Imigrantui duodamas yra darbas, galbūt net pareigos ir jisai turi išsilavinimą, išmoksta norvegų kalbą, aš tokių pažįstu, ir žodžiu, puikiausiai daro karjerą ir reiškia ropšėsi aukštyn. Bet imigrantas tikisi iš jo, kad jis nesiūbuotų valties. Žodžiu, valtis plaukia tą kryptim, kurią nustatė Norvegai ir tu nekrypk į šonus, ar ne? Būk dėkingas visą laiką, kad mes čia iš jūsų mokomės, mes čia labai man gerai, mums čia labai gera šalis ir taip toliau. Čia tas labai svarbu. Lėtai dirbti, pritarti ir nekritikuoti. Va, ko yra tikimasi. O imigrantų lūkestis yra toksai, jisai gavo galbūt gerą jau pareigybę, ar ne, gal šefo netgi. Ir jisai pasiratoja rankovės ir jo yra, aš būsiu toks kaip jie, jau esu ir dar geresnis, nes lietuviai yra, žinome, darbštuoliai.
Ir jis galvo, aš turiu sprendimų teisę, galiu jau nurodyti klaidas kolektyvui, ar ne, mano pavaldiniai čia yra, galiu būti griežtesnis ir, aišku, pretenduoti ir į norvegišką algą. Ir ką tokioje situacijoje galvoja Norvegas? Jisai per daug reikalauja, per garsiai kritikuoja ir nesupranta norvegiškos kultūros. O lietuvis, kada jį pradeda spausti, ir aš dabar paaiškinsiu, koks spaudimas tada pasireiškia, kada jam sakoma stop, nes norvegai stabdys. Jie stabdys. Čia yra, kaip sakant, jantelioven ir tu negali būti nei kaip norvegas, nei geresnis. Tai galvoja, klausyk, aš taip stengiuosi, ką man dabar aš išnaudojamas, ignoruojamas, prastesnis, kodėl man neleidžia. Bet ar tu kažką žinai apie tokius, sakysim, atvejus, man tai? Aš iš tikrųjų iš karto vedu paralelės su Lietuva, bet man visų pirma, aš pasidalinsiu sakiniu, kuris man suskambėjo galvoj, kai tu pristatei šitą skaidrę. Sakinys suskambėjo galvoj, kad jauskis kaip namuose, bet nepamiršk, kad esi svečiuose. Tai yra pagrindinė taisyklė. Labai teisingai ir čia tikrai labai geras užsirašyti reikia ir pasikabinti ant sienos. Mes visada būsime svečiai ir taip mums leis pajusti. Tai dabar žiūrim toliau. Ką mes turėtume daryti? Aš čia iš savo patirties irgi kalbu, nes aš buvau sustabdyta, man jau dabar per vėlų, man jau yra, kaip sakant, padaryta stop, tai mano energija visai išeina kitur. Klausyk daugiau negu kalbėk. Kritiką formuluok kaip klausimą. Tai, ką tai reiškia? Tai tu turėtum sakyti, kad o jeigu mes padarytume, nesakyk, kad čia negerai daroma, čia reikia, aš geriau žinau. Ne, o jeigu mes padarytume taip ir taip, tai gal mes pasiektume ten kažką tai. Žodžiu, reikia diplomatijos labai. Dėkok dažnai už laiką informaciją sprendimus, prisitaikyti prie komandos tempo, atsiminkim, labai svarbu, nes jeigu imsim draskytis, norvegam nepatinka iš karto. Kalbėk apie problemas privačiai, tai yra su vienu žmogumi, geriausiai su viršininku ir labai diplomatiškai, kaip jau sakiau, ir visi susitarimai, jeigu jau pamatai ženklus, apie kuriuos dar pakalbėsim, tai ramiai ir be emocijų. Kalbėkis. Labai geri patarimai iš tie. Nekritikuok viešai, nereikalauk greitų veiksmų. Žinai, polė, čia yra Afrikoje sakoma, lėtai, ar ne? Nerodyk, kad žinai geriau, negalima, kaip jau kalbėjom ir Darius sakė, kuris buvo pereitam mūsų webinare. Nelygink atlygių ir sąlygų su norvegais, jokių būdų su kolega ir, žodžiu, ir gali tyliai vis būti daroma tokie veiksmai, kurie jau tu nebesuprasi. Tai pažiūrėkim, kas įspėjamieji, kokie signalai, kada jūs jau, žodžiu, pradedate per daug dirbti ir tą karjerą per daug daryti pagal norvegus. Tai jie nustoja įtraukti jūs į sprendimus, jau nebeklausia, ką jūs galvojate, nes jūs visą laiką turite labai kokią nors griežtą nuomonę, tai jiem tas pradeda nepatikti. Norite visą laiką kažką keisti, tai jūsų jau net ir neklaus. Informaciją sumažina, nepasakė, nepaminėjo, žodžiu, paskui sužinote, kad kažkas įvyko be jūsų. Perkelia į mažiau matomas ir menkesnės užduotis ar pareigas, dėja. Atrodo, kad viskas gerai, bet matote, kad siena kažkokia yra statoma. Ir kritiką išgirstate tikriausiai, netiesiogiai, ir gali būti, kad renka jau apie jūs kažkokius tai ten dokumentus. Ypatingai apie tos, kurie labai priešinasi, skėtriojasi ten ir pykstasi ir bando kažką išsiaiškinti raskydamėsi. Nes labai dažnai tai būna tyla su šypsena, vat kaip čia tokia labai šypsena uždėjau, dėl to, kad jinai dažniausiai maskuoja visą tai, kas vyksta. Labai geri tokie išjausti tiek ir signalai, tiek ir patarimai. Aš matai buvau, kai aš pradėjau prieš 13 metų savo darbo karjerą, tai mūsų buvo grupelė lietuvių, kurie buvo atvažiavę į Norvegiją. Aš buvau gal vienintelis tas, kur gyvenau Norvegijoje, o kiti skraidė. Ir aš būtent tuos visus patarimus, ką tu pasakoji, aš kažkaip stengiuosi vadovautis gyvenime, kad
kad iš pradžių geriau patylėti, paklausyti, o paskui tik tai kalbėti. Bet mūsų toj grupiai buvo žmonių, kurie iš pradžių kalbėdavo, pasakydavo savo, o paskui tik tai klausdavo, pagalvodavo. Ir aš mačiau, kaip tie žmonės buvo eliminuoti. Tai vienas iš kito, antras iš kito, trečias. Atrodo visiškai dėl nesusijusių priežasčių, atrodo visiškai nesusietas, bet iš kitos pusės, kai pagalvoji, tai visiškai, bet tie įspėjamieji signalai, tu kaip perskaitai juos, jie visi susidėlioja dabar ant į. Parašykit gal komentaruose, ar jums taip yra buvę, ar jūsų kolegoms yra buvę, ar nukentėjote, įstraukit biškai į diskusiją. Aš galėčiau Vytautą prijungti prie diskusijos. Prijungim dar gerai. Sako, šiek tiek kitokia mano patirtis, bet manau, kad viskas dėl to, jo kolektyvas pasakė labai konservatyvių pažiūrų bei homogeniškas, vien norvegai. Parašyk gal biškai plačiau, Vytautai, gerai? Papasakok biškai, kas įvyko pas jūs. Jo, tai gal ir Vytautas pats buvo diplomatiškas ir per daug nenorėjo ten daryti. Jo, signalai buvo visi. Kažkokių tai labai drastiškų judesių, tai tas yra labai gerai, čia ir nuo žmogaus dar priklauso, bet aš susiduriu tada, žmonės tada sako, va čia mane pakėlė viršininkų ir mane pradeda dabar jau stumti šoną, žinai, nes sakau, tai kiek jūs buvote kokiu nors ten vadovu, jisai sako, metus pabuvau ir staiga užtampavo mane kaip netinkama komandai. Ir, žodžiu, sako, jie man pavydi, nes aš viską geriau darau. Tai imigrantas dažnai stengiasi, nes galima geriau ir jisai pasako, taigi galima geriau. O Norvegui tada atrodo jisai kritikuoja, problematizuoja ir kelia chaosą. Jisai sutrukdo ramybę norvegišką. Nes aš galbiškai taip įkišiu savo trikraštį, nes man atrodo, tiem, pavadinsiu, mūsų tą pabaltį, visą tą East Europe ir Skandinavai. Tai norvegai ir visi, kas atvykę iš Rytų Europos, labai turi skirtingą požiūrį, kas yra viršininkas. Kas yra, tarkim, darbų vadovas ir viršininkas. Viršininkas tai toksai autoritetas, toks jėgos galios pozicija, o darbų vadovas tai esi tas, kuris turi padaryti, kad viskas būtų padaryta iki galo. Ir jisai turi pats įdirbti, pats turi rengtis darbo rūbus, pats turi šiukšlę šluoti, pats turi viską daryti. Ir kartais, man atrodo, gal ne tie požiūriai biškai taip išsiskiria. Jau jeigu, tarkim, tipinį lietuvį padarai vadovu, tai jau vadovas bus, jau direktorius toksai. Bet galbūt tas išsiskiria šiek tiek. Tai jeigu vadovas jau ima vadovauti kitos kultūros pagrindų, tų kitų, pavyzdžiui, Baltijos šalių, arba netgi lenkiškai, kai matėme galios distanciją, ten yra daug didesnė, tai jisai iškart galvoja, o viskas, aš viršininkas, aš turiu dabar tą jėgą, aš dabar darysiu. Ir jie dirba labai daug, tie žmonės. Bet norvegam tai pradeda nepatikti. Ir tada prasideda šitas. Norvegijoje be to labai nemėgstama yra, kai išbalansuojama, reiškia kažkokia rami būklė, kai yra, žodžiu, tu tą tvarką suardai jų. Ir be to jie visiškai nepageidauja, kad, kaip pasakei labai gerai, atėjai į svečius, būk kaip namie tau sako, bet vis tiek būk svečias. Tu nepradėsi stumdyti baldų ten ir sakyti, oi čia klausyk, kaip negražiai paveikslai kabo, davai perkabinam, ar ne? Ar kažką tai. Žodžiu, to visą laiką dėja daryti neleis, nors ir jūs viršininkas. Kai dirbate norvegiškame kolektyve, bet čia mes nesuabsoliutinam šito viso reikalo. Jeigu jūs pastatys vadovaut rumūnų komandai, ar ne, tai tada jau kitas reikalas, arba tų pačių lietuvių, arba jūs pats esate verslininkas, tai čia visai kitas reikalas. Mes kalbame apie norvegiškus kolektyvus ir aš matau, kad lietuviai, kurie gauna kažkokias vadovaujančias pareigas, pasitaiko, ne visada, bet ir dažnai ganėtinai, kad šitai viską, ką aš rašau, galioja. Nes Norvegijoje yra stabili kultūra, stabilumo kultūra. O lietuviai atrodo, kad jeigu aš kritikuosiu, tai reiškia, aš kompetenciją savo rodau, tai reiškia, aš kažką tai geriau padarysiu, tai kodėl mane tada ne... Žiūrėk, kai ateina meistras, tarkim, elektrikas į namus, arba mašinų meistras ir sako, kas čia toks tau prieš tai padarė? Eik tu, Jėzau, čia viską Jėzau. Čia yra labai blogas ženklas, kad ne. Taip, čia būtent, čia labai teisingas požiūris. Arba ateina koks nors ten, žodžiu, remontuot būtų ir tu tada sakai, aš noriu to, o jie taip akis užmerkia ir taip, žinai, galvą papurto. Ir sako, koks skonis, įdomus čia skonis, žinai. Ir tu galvoji, Dieve, palauk, kas čia daro kam remontą? Tai
Mano toks skonis, tai aš tavęs prašau, tu daryk, ar ne? Nepradėk man savo skonio piršt. Tai vat, dėja, tokie subtilūs dalykai, bet aš labai matau daug kančios žmonių, nes dabar labai turėjau daug atvejų tokių paskutiniu metu. Ir žmonės tikrai labai atidavę save tam darbui ir po to, kai visą tai ima vykti, jie ima nesuprasti. Tai aš čia bandau paaiškinti. Tai dabar ką mes galime daryti, pasižiūrim. Tai jeigu jūs dirbate tokio stat ir komiūną ir jaučiatės, kad nors ir jums davė kažkokią tai poziciją, bet visą laiką turite susimažinti į kažkokią dėžutę ten įleisti, tai žinokite, kad galbūt ir reikėtų kažkaip tai keisti situaciją. Nes psichologiškai iš visų situacijų, visų gyvenimo yra 3 išeitis. Pirma yra, žinai, tas 3F, fight, flight, freeze, ar ne? Tai pirma yra bėk, tai yra pirma fight, tai yra kovok. Kovoti su norvegiška sistema nepatarčiau, o kaip tu patartum man tai? Ne, iš tikrųjų, ta prasme, jeigu nori išvaisyti energiją ir jeigu nori pralošti, čia kaip sako, bėgti nuo snaiperio neapsimoka, nes mirsi pavargęs. Tai lygiai taip pat, kaip kovoti prieš norvegišką sistemą irgi neapsimoka, nes pralošiu pavargęs. Nu tikrai, todėl, kad iš principo čia, žinai, su šakėm prieš traukinį yra metodas. Tai geriausia arba išlikti, tai jeigu esate tokioj padėti, kai turite taikytis, sakysim, yra moteris vieniša su vaikais, aš tokia buvau. Tai neįsižeiskite, jeigu kažkuri tokioj pačioj situacijai. Tai jinai turi taikytis, jinai turi tiesiog ieškoti kažkokių tai prisitaikymo galimybių, sumažinti iniciatyvą, dirbti kaip visi, jeigu kritikuojate viens ant vieno, ne viešai, neikite, neaiškinkit, kokie čia baisus visi, kaip čia blogai. Ir taip toliau, kurti santykius, nesprendimus, neieškoti teisingumo, ramybės tiesiog ieškoti. Ir tada bus mažiau streso ir mažiau savirealizacijos, aišku, blogas dalykas. Bet jeigu norite augti ir tobulėti, tai kartais ta dėžutė tikrai jums netiks, tai geriausiai tada jau savo tą raumenį, kurio jums trūksta, galbūt treniruoti ir kompetencijas didinti, ieškoti darbo tarptautinėje aplinkoje, rinkti sektorių su aiškiais rezultatais, pavyzdžiui, IT projektai, kažkokie rangovai, kai specialistas jau busit. Žodžiu, nesitaiksikit, ieškokit darbdavio geresnio arba kurti savo veiklą, nes tada išliks jų savivertė jūsų, bet aišku, reikia drąsos ir plano. Ir aš mačiau žmonių, kurie, toks vidinis konfliktas vyksta žmoguje, kad jisai tiesiog taip nepatinka jam tas darbas, kurį jį kiša į tą, reiškia, rėmus baisius kažkokius tai mažučius. Kaip sako, su išauktom kelnytėm, žinai, turi vaikščioti. Ir tada jau reikia ieškoti išeičių, o nesipiktinti. Daina, aš norėčiau prijungti prie mūsų diskusijos dar keletą žmonių. Gerai, šitą Vytautas, kaip tik Vytautas parašęs buvo, paprašym, kad jis paaiškintų šiek tiek plačiau. Sako, trumpai apie mano situaciją, tai stengiuosi būtent būti kaip visi, bet kolektyvo lūkesčiai matyt buvo, jog lietuvis gavęs aukštas pareigas turi įrodyti, kodėl jam čia taip pasisekė. Greičiausiai kolektyvas jam biškai atsirado gal kažkokių tai pavydo gydelių, gal dar kažkas tai. Paulius Žiegždrinis sako, man taip pat buvo visi signalai, nebuvau nei vadovas, nei aukštas pareigos, bet kuo daugiau reiškiasi ir gerai dirbi, gauni atgalinį neigiamą stabdį. Daug šypsenų ir pagirų, bet matomas engimas ir sodinimas. Tai būtent tai, ką tu pasakoji. Ir Indrė sako, sutinku su Paulium. Ir Lina dar tokį klausimą iškėlė, sako, ar tiesa, kad konkurencijos Norvegijoje nėra? Ar jie yra, bet tik tarp pačių norvegų? Jie gal nelaiko kitatavučių savo lygiai siekiant kokybės gerinimo? Yra tikrai. Aš pirmiausiai noriu pakomentuoti Paulių, aš labai pritariu jam, nes aš lygiai taip pat, žodžiu, patyriau tą patį visiškai, kai tu stengiasi padarai rezultatą, dar vieną, ir tada jie palauk po to, ko tu dar nori, žodžiu. Jau tu čia viską pasiekiai, stop. Ir prasideda ignoras, ar ne, ignoravimas tavo. Tai vat dėja tai buvo man. O kas ten dar sakė, ar nėra konkurencijos? Lina. Jo, Lina. Konkurencija paklausė. Jo, tai tikrai yra, bet jinai yra nematoma ir jinai yra, jeigu jūs pasieksite norvegų lygį, tai norvegas su jumis konkuruos labai stipriai, bet kitaip negu lietuviai pripratę.
Tai bus paslėpta konkurencija. Norvegai turi tą etnocentrizmą, jie galvoja visada, kad pas juos yra viskas gerai ir, žodžiu, ir jeigu jūs tik tai bandysit kažkaip sujudinti jų tą, žinai, ramybę, tuos akmenukus viens ant kito uždėtus, nepatiks. Ir dėja yra jinai. Ir bus, nieko nesuprasit, nes viskas paslėpta bus. Paskui tik tai pasireiškia. Žodžiu, aš nežinau, gal jūs tokia kitokia patirtis, bet aš tokių dalykų labai daug mačiau ir savo gyvenime, ir kitų žmonių, kurie kreipiasi į mane darbo santykiuose ir karjeroje. Aš Daina, iš savo perspektyvos, aš irgi galiu tą patį pasakyti, aš ne per seniausiai, prieš kokius 9 mėnesius padariau tą galų galę ryžtingą sprendimą, pradėjau savo keliu eiti, grinai, iki tol dirbau su priešgaisrinė apsauga ir aš irgi tą patį dalyką mačiau, kad žymiai yra geriau, kai tiesiog priimi jų taisyklės, nebandai žaisti pagrindinio vaidmens, visados būni antrailis, visados būni tas Sančo Panča, kuris labai gerai paduoda ginklus pagrindiniam herojams ir tada visai nejudnamas gali toli nueiti. Bet kai tik tai pradedi būti herojum, kai tik tai pradedi rodyti... Bet jeigu tau nepatinka būti Sančo Panča. Tai va čia yra, va čia tu labai gerą dalyką tą ir palėtį prieš tai buvusį skaidrį. Ar čia dabartinį skaidrį, kad yra keltis variantų, yra gali įeiti į tokią aplinką, kur multikultūrinės suvokimas ir kur taisyklės yra tokios platesnės. Antras dalykas tai kur mažiau turbūt santykio su žmonėm, tokio humanitarinio santykio, bet daugiau padarytų darbų ir atliktų dalykų be tiesioginio kontakto su žmonėm, arba kurk savo veiklą. Savo veiklą, būtent, ir tada tu galėsi realizuoti save. Bet kaip tada sekasi integruotis į tą norvegišką kultūrą, irgi pažiūrim. Tai dabar aš noriu darbo jėgos trūkumas ateityje, kur dar galime pretenduoti. Tai yra sveikatos priežiūra, statyba specialistai, nors dabar labai bankrutuoja statybinės įmonės, bet specialistai, inžinieriai, Riolegere, tai yra santechnikai ir elektrikai, jie bus visada reikalingi, visada, žinokit. Prekyba, sandėliavimas, logistika, pervežimai, nes yra labai daug internetinių parduotuvių ir labai daug yra prekių pristatoma į namus ir pervežama iš užsienio. Tai va šitas visada plėsis, tikrai šitas bus. Čia sako, tyrimai, čia ne aš sugalvojau. Ir aukštosios technologijos, žalioji energija, ekologija, kibernetinis saugumas. Pavyzdžiui, tai va žmonės, kurie galvoja, kur čia man judėti, kokį raumenį čia man dabar patreniruoti, kad aš gaučiau darbą, tai žiūrėkite į šitą kryptį. Ir sveikatos priežiūra, nes senelių daugėja, tai ten jau reikės, čia reikia ypatingų žmonių tenai dirbti, ten angelai dirba tikriausiai. Aš nelabai galėčiau, bet jų ten trūkumas yra ir bus. Tai kas yra gerai su darbu viešajame sektoriuje, dar stat ir komuna. Kai mano vyras sako, kad tu gyveni iš mano mokesčių, tai žodžiu, nes aš dirbu stat ir komune. Tai jūs ten nieko nedirbat. Tai darbuotojai labiau apsaugoti, profsąjungos ir kolektyvinės sutartys ten visada yra ir visos tos atostogos, Velferdsdager ir pensija, AFP, Aftalefestet penšun, tai yra sutartinė, ten yra ir visa kita. Tai, žodžiu, galite patekti autobuso vairuotoją, dirbti, kai tikrai labai geros sąlygos, bet gali būti ir tokių, pavyzdžiui, skelbimų. Pažiūrėk skelbimą man, tai ir tu pasiūlytum savo pusbroliui iš Panevėžio tokio darbą imti. Ieškome vairuotojų. Reikalingi vairuotojai vežioti malkas žmonėms į namus. Nuosava transporto priemonė, galimybė dirbti 7 dienas per savaitę, 16 valandų. Geras, neblogai visai. Jeigu mokėtų tikrai didelius pinigus, kad atspirtų viskas. Tai privalumas, ar ne, kad tu 7 dienas per savaitę pateikiama kaip privalumas. O iš tikrųjų tai taip nėra. 16 valandų per dieną per savaitę, 7 dienas per savaitę. Po 16 valandų per dieną. Čia yra įstatymo pažeidimas iš karto. Ar čia tikras skelbimą tu paėmėjai kažkokį tai? Tikrai iš Facebook'o aš paėmiau jį. Čia Norvegijoje buvo, reiškia, visas grupės dėjo. Tai žodžiu, žmogus, kuris susiviliotų ir įsigalvotuoja, gal aš čia pataikysiu, žodžiu, į gerą darbą, tai tikriausiai, kad nepataikys.
Tai žiūrint, kur jūs ieškosite darbo, tai skelbimą, nepaisant to, kas tenai prižadėta, reikia tikrinti labai tą darbdavį. Ir mes kalbėjome Brønnøysundregister, tai yra viešieji registrai, bet čia įdėtas internetinis adresas brreg. Ten įvedę įmonės pavadinimą, pamatysite organizacinį numerį ir pamatysite, ko užsiima ir taip toliau. Tai va šitą būtinai reikia tikrinti ir kokiomis sąlygomis dirbsite, tai jūsų darbo sutartyje turi parašyta būti. Tai va tas labai yra svarbu. Negalvokite, kad jeigu darbas yra savivaldybei, tai jis iš karto bus labai geras. Jeigu jūs vežiosite kokias nors malkas ten kokiai nors Drameno savivaldybei per šitą, va, pavyzdžiui, skelbimą. Indrė, tau šiek tiek duoda kritikos, sako, sveikatos priežiūra kažkodėl neįrašyta į išnaudojamas profesijas. Bet čia ne iš šiandienos tema. Neįrašiau, nes jinai ir kažkaip tai dar nepasmerkta taip smarkiai, bet aš pasakiau ją pereitam seminarę šitą profesiją. Priskyriau prie tų paveiktųjų. Paskaitom dar keletą komentarų prieš skaitrai. Audra sako, komunai dirbu, tai praėjau viską. Dabar mokosi būti, nebūti bulvė, kuri prie visko tinka. Ir juo kelias, o dėl realizavimo tai tikrai sunku, nes norvegiškai aplinkoje tu vis tiek būsi svečias. Manau, kad logikos racijos yra tam, ne? Ir vat, kaip taip pat Nijolė tokį gal grįžtesnį komentarą parašė, sako, mums šitų problemų nereikėtų spręsti ir gera asmenybės realizacija būtų tėvynėje Lietuvoje. Ten liktai trūksta protingų iniciatyvą turinčių vadovų. Kiek Lietuvoje yra užsieniečių parlamente, vadovaujančių postų turinčių? Įdomios temos, mes ir jie visi esame savo norų. Ir Laivonas Vinikaitis apgynė mus, sako, parlamente tik piliečiai gali būti, užsieniečių ten nėra. Tokie vyksta dalykai komentaruose mūsų. Aš labai sutinku ir labai sutinku, kad Lietuvoje labai trūksta, labai būčiau norėjusi grįžti. Irgi į parlamentą gal nečiau, bet visą laiką, žinokit, atsitinka taip, kad gyvenimas kažkaip tai pasuka viską savo kažkokią tai linkmę. Tai jeigu žmogus turi vaikus, va tu man tai, tu turi vaikus, ir ne, jie pradės eiti į mokyklą, kiek jie metų, nežinau aš. 4-2. 4-2. Herkos gimtadienis buvo sausio 1 dieną. Da gyvensi iki mokyklos ir jie pradės į mokyklą eiti, tai tu nelabai, žinok, jie norės grįžti į Lietuvą, man atrodo. Ir jeigu jie dar įdaugs iki paauglių amžiaus, tai tada dar labiau nenorės. Ir po to visi tokie pasakymai, kad jeigu tau čia nepatinka, tai tu važiuok namo ir ten jau daryk tvarką, man atrodo, jie yra netinkami, todėl kad mes gyvename Norvegijoje, mes mokame mokesčius, mes dirbame ir mes stengiamės čia integruotis. Ir mes atiduodam savo brangiausią dalyką, kaip aš sakau Norvegijai, ką mes atiduodam? Mes atiduodam savo kraują, mes atiduodam savo vaikus čia. Mes auginam šitai šaliai piliečius ir mes turime teisę kalbėti apie šitos dalykus. Deja, nors ir kam tai nepatinka labai. Ir va tokie dalykai, juos reikia žinoti ir mes neturime jaustis antrarūšiais ir neturime, kaip aš po 35 metų, man čia aiškina, žodžiu, kad aš turiu važiuoti namo ir ten kažką tai aiškinti Lietuvoje. Tai aš taip nemanau. Nes aš atidaviau šitai šaliai savo vaikus, auginu anūkus savo čia jau ir tikrai nenusiteikusi to daryti ir manau, kad aš turiu pilną teisę čia, žodžiu, reikšti savo nuomonę. Tai va, mano toks irgi griežtas pasvarstymas šitą temą. 1-1. Bet dabar grįžtant prie darbo, tai mes turime irgi turėti ką pasiūlyti darbdaviui, žinoma, kad jeigu norime gero darbo, tai va čia pirmiausiai, čia nelabai matosi, baltai parašyta įgūdžiai, gebėjimai, ferdigheter, norvegiškai, ir kompetencijos. Turime turėti dokumentus tvirtinančius išsilavinimą, kursus, sertifikatus, rekomendacijas. Labai svarbus dokumentas, tarp kitko. Ar žinai, kaip jisai vadinasi norvegiškai, man tai? Rekomendacijos? Rekomendašum? Attest. Iš darbdavio.
Tai va šitas yra labai svarbu ir žinokite, tikrai labai žiūri, nes aš darbo inspekcijoje po jau pragyvenusi, kiek aš čia metų toje Norvegijoje buvau, gal kokia beveik 20 pragyvenus. Tai tai yra darbo inspekcijoje, valstybinėje įstaigoje, aš gavau tik tai tada, kai man parašė rekomendaciją šitas komuna, Oslo komuna, kur aš buvau projekte. Tai vat labai svarbi yra dabar skaitmeninė kompetencija, ką jūs mokate su kompiuteriu. Tai žinokite, su kokiom programom galite dirbti, nes visiems reikalinga. Na ir labai dar svarbu tos minkštosios kompetencijos, komunikacija, bendradarbiavimas, iššūkių sprendimas ir taip toliau. Visa tai turi būti surašyta jūsų CV, kuriuos mes visi mokame rašyti tikriausiai, arba ChatGPT gali jums parašyti, bet tikrai šitos 4 skiltis turi būti, kai ieškote darbo. Ir kaip jau sakė Darius aname webinare, nereikia susireikšminti, kad aš buvau prezidentas vienos asmens įmonėje arba generalinis direktorius vienos asmens įmonėje, tai šito nelabai vertina norvegai. Na ir dar kas svarbu. Jeigu ieškote Norvegijoje tam burbule, tai yra stato komuna, sakysim, darbo, netarptautinė įmonė, tai dabar jau sakom, kad mes nesame tokie kompetentingi ir ieškome darbo tokio neblogo, ofisinio galbūt, arba su žmonėm, tai viskas reikalinga norvegiška, kad būtų. Nes daug žmonių sako, kalbi angliškai, čia gali gauti darbą Norvegijoje irgi angliškai kalbėdamas. Gali, galbūt, bet tose užribėje, tose paveiktose profesijose, ten, kur netvarka ir kur labai sunku tą netvarką sutvarkyti. Rekomendacijos pažinti socialinis ratas. Tarp kitko, 4 kartus padidina galimybę gauti darbą. Pažintis ir socialinis ratas. Čia tyrimai rodo moksliniai šitos dalykus. Tai dabar, Mantai, ar tu turi norvegišką pažinčių ratą? Jeigu tau dabar nepavyktų tavo verslas ir tu norėtum susirasti darbą? Aš turiu, žinok, labai minimalų norvegišką pažinčių ratą, nes mano žmona yra lietuvė, mano vaikai lietuviai, mano dabartinė darbinė aplinka yra lietuviai, tai aš turiu tokį minimalų. Tai greičiausiai mano pažinčių ratas yra aplinkui, kas mane gyvena, mano buvę kolegos, turbūt kažkokie tai žmonės, kur turėjom bendrų potyrių ir tik tiek, manau. Jo, bet vaikučių, reiškia, draugų tėvai, pavyzdžiui, galėtum ten jau daugiau plėsti ir ne šitą visą reikalą. Susipažinti su norvegais, tas yra labai svarbu. Ir aš dabar kalbėsiu apie tai, žmonės irgi sako, dieną dirbu labai daug, savaitgaliais važinėjau Lietuvą, draugai lietuviai, o po to einu į proto mūšius arba šoku tenai kokiam, žodžiu, ansamblė lietuviškam dainuoju, chore ir teatrą lietuviškam vaidinu. Viskas, daugiau neturiu laiko. Tai iš kur man susipažinti su norvegais ir gauti visą šitą. Tai čia vienas sprendimas yra, kaip savanorystė. Yra toksai puslapis frivillig.no, ar ne? Ir yra tokios organizacijos, kurios dirba su žmonėmis ir su imigrantų integravimu. Tai mums imigrantam labai geras būdas patekti pirmiausiai tas organizacijas kaip savanoriam, galbūt nemokamai pirmiausiai, o po to jau ir mokamai, bet tenai organizuojami kursai, susitikimai su tam tikrų valstybinių institucijų atstovais. Aš pati tenai vesdavau seminarus. Ir galimybė, žodžiu, įgyti kompetenciją šitas ir gauti po to rekomendacijas. Ir sužinoti labai daug apie, reiškia, visuomenę norvegišką, taisyklės norvegiškas. Tai yra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Caritas Norge, turi resursų centrą, kuriame net lietuvė, man atrodo, dirba. Frelsesarmėjen, Kirkens Bymisjon. Tai yra visos laisvanoriškos organizacijos gaunančios dotacijas iš valstybės ir tenai galima bandyti ieškoti darbo, ateiti pasavanoriauti, galbūt po to gauti darbą tenais ir po to jau gauti rekomendacijas ir eiti kitur. Tai čia vienas kelias. Kita, ką galiu paminėti, papildoma veikla darbe.
Tai pavyzdžiui, jūs dirbate kokiu nors statybininku, o šalia to esate Varna Ombiud arba Tylit Cvalkt. Tai yra saugos atstovas arba profsąjungos atstovas, ar ne? Papildomas pareigos. Tada darbdavys siunčia jūs į kursas ir darbdavys, žodžiu, užtikrina jūsų toj srity įgūdžių ir tam tikrų žinių įgyjimą ir po to jau jūs galite eiti dirbti į profsąjungas arba į netgi regionalą Varna Ombiud, tai yra darbo inspekcijos dalis, regioniniai saugos atstovai, kur labai gera kompetencija yra pabuvimas to Varna Ombiud savo darbo vietoje, kur jūs anksčiau dirbote. Tai šiandien nuėjau į profsąjungų žurnalą tokį ir radau šitos 7 skelbimus, jie ieško darbuotojų. Šiandien aš paėmiau. Tai nueikite į, man atrodo, ar NTL, ar kažkur tai, reiškia, kaip ten vadinasi, Ledige Stillinger. Ir šitie kabo skelbimai, kur yra ieškomi darbuotojai. Projektrådgivare, administrationssekretare, kommunikationsrådgivare, faglig sekretare, specialrådgivare, patarėjai, konsultantai, organizacijos darbuotojai, profsąjungose, visur. Prašau. Pilna darbo vietų. Ten kaip biurokratas dirbsite, ten nereikės eiti netgi į ofisą kartais. Nedirbti nereikės. Nežinau, bet mažiau dirbti galėsit. Gal negu savo darbę. Tai čia yra galimybės iš tikrųjų ir tenai labai dažnai ieškoma žmonių su tarptautinė, žodžiu, patirtim, todėl kad jie turi labai daug narių, kurie yra užsieniečiai. Ir tada šita mūsų patirtis gali labai praversti. Tai dabar norėčiau dar prie kitos temos biškį pereiti, bet ar yra gal komentarų arba klausimų? Jo, yra komentarų, aš kaip tik norėjau pasakyti, kaip tik Paulius taip įsitraukė į mūsų diskusiją, sako, mes čia dirbame ir mokame mokesčius lygiai taip pat kaip ir Norvegai, todėl esam lygus. Sako, 2-1, aš iš pradžių sakau 1-1, dabar 2-1. Ir Ernestas Ražukas labai džiaugiuosi, kad žiūri mus ir prisijungia, sako, labai sutinku, kad mes neturėtume jausis antrarūšiais, bet taip pat neturėtume pamiršti, kad Norvegų akise tokie esam. Kas gerai, kad antrarūšiai nėra taip blogai kaip trečiarūšiai ar berūšiai, nes tokie socialiniai sluoksniai irgi yra. Jo, Ernesto patinka man labai minčių toksai išdėstymas. Jo, iš tikrųjų labai gerai sako, kad jeigu esi Romai, nepamiršk elgtis kaip romėnas ir jeigu esi svečiuose, jauskis kaip namuose, bet nepamiršk, kad esi svečiuose. Tai, man atrodo, taip reikėtų traktuoti Ernesto pasakymą. Jo, bet labai būtų gerai, kad tokie Ernestai ir kiti tokie protingi žmonės sukurtų kokią nors organizaciją, kuri truputėlį galėtų kalbėti šitomis temomis. Ir Norvegija yra organizacijų šalis. Ir mes pasakytume savo tiesą, pavyzdžiui, per organizaciją kokią nors. Nes Lenkai turi šitokią organizaciją ir jie kalba ir jie tada jau sako, kad mes nenorim būti antrarūšiais ir jie kelia savo problemas. Mes kol kas turim tik tai tokius laisvalaikio praleidimo būdus, kaip teatrus, bėgimus ir taip toliau, kiek man žinoma, bet ne kažkokių tai organizacijų, kurios truputį kalbėtų apie labai svarbius dalykus. Tai šito trūksta. Bet gal įkursim dabar po šitų mūsų webinarų, pažiūrėsim, kas mums pavyks. Dabar kita tema yra nesusipratimai dėl viršvalandžių, tai labai daug imigrantų to nesupranta, dėl to aš norėjau čia įterpti šitą visą reikalą. Kaip tai atrodo man, tai ar viršvalandžiai yra tavo asmeninis reikalas, kiek tu dirbi, reiškia valandų, ar tai yra ne tavo asmeninis? Aš tai galvoju, kad tai yra, aš žinau, kokia sistema yra, aš žinau, kiek yra paskaičiuota, kiek žmogus gali patemti viršvalandžių, kad jis jaustųsi dar produktyvus ir kad nebūtų viršita kritinė riba, kai jisai iš produktyvaus tampa tiesiog dirbančių ir vaikščiančių zombių, bet mes Lietuvoje labai dažnai tos viršvalandžius traktuojam kaip papildomą atlygį, o tas papildomas atlygis, žinom, kad darbose žmonės dirba po 1,5 etato, netgi kai kurie net 1,75, kad tik tai kuo daugiau uždirbtų pinigų.
Tai aš galvoju, kad tai yra toks 50-50, tiek ir žmogaus pasirinkimas, kiek jisai gali dirbti tų viršvalandžių, tiek ir tam tikri sudėti saugikliai, kad neperdegtų, nes daug kainuoja perdegęs žmogus valstybėje, tiek ir tai pačiai. Vat būtent, jisai eis ant nago, kaip aš jau parašiau, jie taip galvo, bet o kitas dalykas, kai mes kalbėjome apie Norvegijos darbo vietas, įrodžiau ten tą žemėlapį ir sakėm, kad čia tik tai 2% yra teritorijos apgyvendinta žmonėmis, mes galime suprasti, kad darbo vietų čia tikrai nėra labai daug visur. Tai jų manimų, ir norvegai tikrai taip galvoja, kad jeigu tu dirbsi už 2 arba už 3, kaip mėgstame, tai tu atimsi kito žmogaus darbą. Dėl to tu negali šito daryti, eik namo ilsėkis. Bet lietuviai ir kiti imigrantai atvažiuoja ir jie ten stato namelius, kokius, žinai, kalnų vasarą, kur yra visą naktį šviesu ir jie tiesiog nenori eiti namo, nes nėra kur eiti. Tai vat, tas yra labai griežtai tikrinama, neleidžiama ir finansiškai ribojama, kaip jau sakai, persidirbs, eis ant navo, susirgs, taip, tai yra įrodyta. Persidirbęs susirgs žmogus, nuvarytų savo arklių, žinai, ką padaro. Ne? Į dešrą. Jo. Tai dėl to ir darbdavys turi mokėti, ir darbuotojas moka didesnius mokesčius. Tai vat turite tą labai įsisąmoninti dalyką ir iš karto noriu rodyti, kad nedaug laiko liko kita, kad Norvegijoje galioja šitas įsitikinimas, kad jeigu darbuotojas padeda darbdaviui klastoti darbo valandų apskaitas, nes visų pirma taisyklė, jeigu jūsų darbdavys sako, tu dirbk viršvalandžius, bet nerašykit e-mailistus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu padedi jam klastoti. Tai jeigu patikrins, tai žinokit, jūs esat kartu su darbdaviu bendrininkas. Ir norvegai tokių nesigaili. Deja. Tai jums reikėtų pasirinkti. Tai ir dar kitą dalyką, ko nesupranta imigrantai ir tame tarpe lietuviai, tai kad juos turi kažkas tai labai, žodžiu, kažkaip ginti ir juos skriaudžiamus ten kaip nors padėti jiems. Tai aš taip permašiau tokią alegoriją, suvedžiau savo galvoj. Va čia ir dėl to įdėjau nuotrauką šito vyro, imigranto, mano akimis, sakysim, jisai ne lietuvis, tarkim, su barzda, metų jam kiek man tai maždaug? 27. 30. 30 gali būti. Jo, ir sakysim, jisai tokios žiaurios kultūros atvažiavęs ir jisai, sakysim, namuose truputį taip griežtai elgėsi savo žmoną ir vaiku. Sakysim, yra juk tokių, ne? Taip. Ir jeigu staiga ten vaikučiai kažkaip papasakoja jau darželėje, kad ten tėtė rėkia ar dar kažką, ateina Barna Varna ir toksai žmogus labai piktai sako, palauk, o tu čia kišiesi į mano šeimą, ar ne? Atėjai apginti tų bejėgių kažkokių, tai čia mano šeima yra. O jie ateina ginti vaikų teisių. Tai va toks pats žmogus, nuėjęs į darbą, jam atrodo, kad kažkas turi jam labai padėti apginti jį nuo darbdavio, nes jisai ten yra skriaudžiamas ir ateina skųstis po to instancijoms ir institucijoms. Kaip tau tokia mano sugalvota? Tokie gaunasi dvigubi standartai, bet tai jeigu vieną leidai, tai ir kitą leisk, arba jeigu vieną neleidai, tai ir kitą neprašyk. Tai vat man kartais, nes pas mane tokie vyrai, sako, ateidavo ir verkdami, ir skūsdamės, ir skriaudžiami jie yra, ir darbdavys rėkia, ir darbdavys ten dar kažką tai. Ir po to tu galvoji, tai kodėl jie tada, aišku, aš nemačiau tokios situacijos, kad tas pats vyras ten savo žmoną skriaustų, bet aš taip suvedžiau galvoju, klausyk, jie čia skundžiasi, verkia. O jeigu pas juos, pavyzdžiui, šeimoje kažkokias ateina jau ten tikrinti, tai jie jau nenori, kad tikrintų. Bet pas darbdavį viešoj vietoj, tai tu vos neturi stovėti ir ten stebėti viską, kaip ten viskas vyksta. Tai va šitą dalyką aš noriu labai, kad visi suprastų. Tai mes peršokome nuo vienų labai kvalifikuotų darbuotojų, kurie daro karjerą Norvegijoje, prie tam tikrų kitų darbuotojų, kurie turėtų norvegišką va šitą realybę truputėlį suprasti, kad jie laikomi yra suaugusiais žmonėmis, kurie turi būti patys atsakingi už savo pasirinkimus ir savo
visus santykius su jų darbdaviu. Ir jeigu su to darbdaviu nieko neišeina, tai viso gero jam pasakyti, sugebėti. Tai vat. Nu ir noriu pateikti tikriausiai užsigardžiavimui tokie, čia yra straipsnis. Iš Lietuvos LRT, tai yra didžiausia žiniasklaidos priemonė. Ir čia yra straipsnis apie Norvegijoje dirbančias valymo įmonės darbuotojas su tokiom detalėm. Norvegijoje valymo paslaugų bendrovė valdanti lietuvė Dolora Petravičienė sulaukė rimtų savo buvusių darbuotojų kaltinimų, pasakojo apie ten patirtą psichologinį smurtą, patyčias, nuolatinius priekaištus, ilgas darbo valandas ir taip toliau. Jis sakydavo ir nedavė sutarties. Ji tik sakydavo palaukti. Taip ir nesulaukiau darbo sutarties, o ji man mokėdavo juodais pinigais arba pervesdavo į sugyventinio sąskaitą, teigė Marcinkienė. O kaip įrodysite, sakė Petravičienė, ji pas mane nedirbo, ji man kelis kartus tik padėjo, nes tuo metu buvome draugės. Buvo pervesta labai maža suma oficialiai už tą pagalbą, sakė ji. Ir tokios citatos. Iš pradžių Petravičienė su manim kalbėjo labai maloniai, bet paskui, kai sėdome į automobilį, ji labai pasikeitė, ėmė priekaištauti, plūstis, tada net ėmė rauti plaukus ir draskyti veidą, sako Marcinkienė. Arba kita ten pasakojo, kad pavargusius grįždavom namo ir vis tiek ateidavo jinai vakarais darbdavė, todėl nebūdavo galimybės netgi pailsėti, mes su ja turėdavome sėdėti iki vidurnakčio, jie atsineždavo savo pasidarytus kokteilius ir tada pradėdavo visokius priekaištus. Dar tai radavosi apie šeimos narius, jai viskas rūpėjo, norėjo viską žinoti, pasakojo ji. Ir sako, mane iki pusės nuoga nufilmavo ir išsiuntė į Šilalę, nors net nežinojom kam. Ir va šitas visas reikalas, suprantat, ir šitos moteris, čia yra didžiulis skandalas ir jisai aprašytas Lietuvos nacionaliniam šitam žiniasklaidos priemoniai. Rugsėjo mėnesį, ne? Jo, ir darbo inspekcija ėjo, ir į profsąjungą ėjo, ir visur ėjo, šitos moteris ir jos pagalbos negavo. Ir jos labai pasipiktinusios. Dabar įsivaizduok man, tai jeigu tu dirbi arba profsąjungoje, arba darbo inspekcijoje, čia viskas vyksta ne Osle, tarp kitko, tai pas mane jos netėjo. Ir ateina tau su tokiu marmalu, kaip sakant, ir tau pateikia tokią istoriją su tokiom, reiškia, peripetijom, ką tu sakytum? Nu, aš kaip lietuvis būdamas jau matau, kad ponia Petravičienė jau biški meluoja. Bet svarbiausias dalykas yra, kad įrodyti tą dalyką reikia. O turbūt tie dalykai buvo pakankamai protingai daromi įstatymų ribose ir taip buvo galima kažkaip išvengti tų tiesioginių kaltinimų gal. Jeigu taip reikėtų pasakyti ant raudono juodo, meluoja, nemeluoja, tai aš sakyčiau, kad valytojos yra teisios. Bet ne visados žodis yra galutinis įrodymas. Reikia kažkokių įrodymų, reikia kažkokių faktų konkrečių. Jo, teisingai, bet dabar kaip Norvegas, pavyzdžiui, koks profsąjungos atstovas, jam atneštų tokių visokių įrodymų maišą, gal net prirašytą. Tai man atrodo, viskas prasidėtų greičiausiai šitoj sistemai, viskas prasidėtų, mes su tavim, Daina, turėjom dar prieš šitą mūsų, kaip prisijaukinti Norvegiją, turėjom apie darbo, kaip vadinasi mūsų konkrečiai tas seminaras apie darbą, žodžiu, Norvegijai. Jo, pats pirmasis seminaras, ką tu pasakoji, pats pirmasis praktiškai sakinys arba tezė buvo ta, kad pradėkit nuo darbo sutarties. Kol nėra darbo sutarties, tol nedarykit nieko, nes jūs nieko neapgins niekas. Tai man atrodo, bet čia buvo pagrindinė klaida padaryta. Jo, bet čia yra susimaišę kažkokie asmeniniai santykiai. Pavyzdžiui, man jos reiškia gyvena pas tą darbdavį ir ten kartu geria, bet po to sako, mes nenorim gerti tų kokteilių ir jinai veržėsi į mūsų patalpas. Nu, žodžiu, neatskirtas visiškai gyvenimas, ar ne? Tai Norvegam šitai atrodo kaip kažkoks, tai, žinokit, iš kito pasaulio reikalas. Jie žino, kad yra tokių aplinkų, bet jie tirti tokių aplinkų nelabai nori ir nemoka kaip
Nes čia nėra kai tirti, ar čia baudžiamoji, ar čia yra darbo pažeidimas kodekso, pavyzdžiui, kai vakare po darbo ten, pavyzdžiui, filmuoja nuogą, tarkim, ar pusę nuogą ten. Man įdomu, kaip tai atsitiko. Kokia čia institucija turi, reiškia, kištis, ar ne, į šitą reikalą. Tai ką aš noriu pasakyti su šito pavyzdėliu, kad labai dažnai, kaip jau sakėme, galios distancija, lietuviai įsivaizduoja, kad aš pirmiau ten be sutarties dirbu, praktiškai pats sulaužau visas ten visokias taisyklės, nes jų net nežinau, o po to jau gelbėk mane kažkas tai. Kažkas turi įsikišti, marmalą tą visą išrūšiuoti ir kažkaip tai sudėlioti, sutaikyti, sakyti vaikučiai, žinai, taikykitės, duok pinigus ir atskirti jas, kažkur išvežti, kitur apgyvendinti, kaip čia turi visą tai vykti. Ir čia logiškai svarstant, niekas šito nevyks niekada. Ir jie turi tą suprasti, nes dar kartą kartoju, mes esame suaugę žmonės ir mes turime atsakyti visi už savo gyvenimus, savo darbinius santykius. Mes esame ES piliečiai, jau kiek metų, man tai pasakyk? 24, 25, kiek? Kada įstojom? 2004 pasidarėme. 22. Tai 26 dabar. Tai va, tai mes daug metų jau yra, jau reiškia 20 metų jau vaikučiui, nu tai kaip ir turėtų ant savo kojyčių stovėti truputėlį. Tai šito tikisi ir aš paskutinį, ką noriu pasakyti ant galo, kad kada profsąjunga, pavyzdžiui, gauna tokią bylą, gali būti nariu netgi. Bet labai dažnai jie vengia dirbti su jom. Ir aš esu kalbėjusi su daug profsąjungiečių ir sakė, nu žinot, man labai yra sunku, nes dar žmogus ateina su emocijom, dar žmogus ateina, sakysim, nemokėdamas kalbos jokios, nei anglų, nei norvegų. Kai žmogus nemoka kalbos, jisai visą tai reiškia kūnu, yra body language tada, žinai, prasideda. Ir žodžiu, jie tada, o norvegai labai santūrus yra ir jie nenori tos body language žiūrėti. Žodžiu, tau dar duoda klausyti kažkokiu tai rėkiančios tavo darbdavės įrašytų riksmų, lietuviškai, sakysim, ir taip toliau. Tai vad, ką aš noriu pasakyti, man tai, kad mes turėtume visgi tai užaugti irgi. Ir aš patariu visiems kažkaip tai galvoti, kad mes turime čia irgi rodyti savo lygį tam tikrą. O neprašyti, kad už rankutės mus kažkas vedžiotų. Taip. Kiekvienas yra savo likimo kalvis, iš tikrųjų, labai geras, iš tikrųjų, šita tema, kaip patekti į norvegišką burbulą, labai iš tikrųjų daug tokių įžvalgų gerų davė, ir tie patarimai, kaip ir kad neišsišokti, kaip spręs konfliktus, kaip savo pasiūlymus pasiūlyti žmonėm irgi labai geras dalykas buvo. Ir galutinė tokia vyšnė ant torto buvo šitas pavyzdys. Atrodo, kaip ir išsprendžiama situacija, atrodo, kaip ir viskas tvarkoje turėtų būti, bet kai šitą dalyką perkelė iš norvegų akių žiūri, kad pas juos namuose kažkas tai atvažiavę iš kažkokių tai šalių, tarpusavėje sudarė kažkokį tai sandėrį, kartu gyvena, kartu dirba, kartu geria, kartu svaiginasi, ten nuogi šoka, kaip matosi, ar kažką ten daro. Gal ten maudėti žmogus, nežinau. Susipyksta, tai labai svarbus dalykas, neužmiršti, kad mums jau nebe 16 metų, kad mums yra biški daugiau, kad mes gyvename svetimoje šalyje ir kad reikėtų taip atskirti privatų gyvenimą ir nuo darbo. Taip, kad kažkoks orumas atsirastų, jau jisai turėtų atsirasti. Tai va tiek aš turėjau pasakyti jums visiems ir labai ačiū uždėmesį. Nijolė sako, puiku, kad Mantas ir Daina skiria laiką švietimui, šaunuoliai. Ir Raimondas sako, likimo kalvis esi tu. Ponas ir ponai, šitą transliaciją žiūrėjo 40 žmonių. Padėkit visi laikus, biški padės mums pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir aš turiu dar vieną prašymą. Jeigu jums patiko turinys, mes esam sukūrę tokią platformą buymecoffee.com/galima. Mes, jeigu norite, galite paaukoti mums kavos puodelį ir mes tuos kelis kavos puodelius panaudosim apmokėti tos platformos įsigijimui, kad mes galėtumėm toliau streaminti jums. Tai va, ponas ir ponai, nu ką, ačiū jums labai. Su jumis buvo mūsų
prezentacijų gūrų, tai yra Daina Bogdaninė, moteris, kuri visą savo praktiškai daugiau nei pusę gyvenimo pragyveno Norvegijoje. Buvo viena iš pirmųjų tų žmonių, kurie sužinojo, kas yra Norvegija, perėjo visus tos Norvegijos lygius. Iš pradžių visi džiaugiasi, kad Daina emigrantė ir sako, mums kaip trūksta emigrantų, šaunuolė, kad tu atvažiavai, paskui mūsų atvažiavo daugiau ir dabar Daina dirba tokioj institucijai, kur padeda visiems atvažiavusiems susitarti tarp darbdavio ir tarp darbuotojų ir atrasti kažkokį tai kompromisą. Ir per visą tą savo darbo laiką, sukaupusi daugybę patirties, skiria jums antradienius, kas antradienį paruošia po tokio valandos laiko prezentaciją ir jums dovanoja patį geriausią laiką su pačiu geriausiu išminties klodu iš Dainos asortimento. Ponas ir ponai, mano vardas yra Mantas Simaitis, dar kartelį primenu, buymecoffee/galima, mes tą donaciją panaudosim apmokėti StreamYardo platformai, kuri kainuoja kiekvieną mėnesį. Ką, ačiū Jums labai ir Daina, susitiksim dabar mes kada? Už 2 savaičių laiko, ne? 2 savaičių antradienį. Ačiū. Tai reiškia, sausio 20 dieną įjunkit savo lokatorius, nes mes vėl išeisim į eterį. Ačiū Jums labai ir iki pasimatymo. Iki.